Sveiki visi. Šioje pamokoje aš norėčiau parodyti, kaip gali būti projektuojamas kompiaratis ZVK 2015 programa. Taigi, visų pirma, yra nubraižoma centrinė ašis, kurią sudaro konstrukcinės linijos. Jo centre yra nubrėžiama apskritimas, kurio diametras yra 0,25. Taip pat kitas nuo tos pačios ašies. Ir taip toliau. Pirmojo diametras yra 0,25, antrojo 0,05, trečiojo 1 ir išorinio 1,5. Konstrukcijos linijas naudojame kaip pagalbinės, jas perkeliam simetriškai į vieną ir į kitą pusę ir taip atliekame ne vieną kartą, tiek vertikalia, tiek horizontalia ašimi. Štai ir dar ir kita. Štai jūs toliau pamatysite, kaip jos mums pagelbės tolimesniam projektavime. Ir vertikalia kryptimi. Taip pat kaip pagalbinės linijas naudojame ir pačius apskritimus. Jos mums padės konstruoti vieną iš pagrindinių kompozicijų šito kompiaračio. Ir tai jūs pamatysite šiek tiek vėliau. Dabar mes tiesiog ištriname nereikalingus fragmentus, kurie mums jau nebus reikalingi. Ir iš to, ką liks, mes pradėsime tiesiog braižyti patį pagrindinį fragmentą mūsų detalės. Tai irgi ištriname. Štai ir šita linija, kuri liko, ji mums bus reikalinga. Ji bus kaip ir mūsų pagrindas, ant ko mes lipdysime tolesnius brėžinio fragmentus. Taip, čia taip pat ištriname, paliekame tik tai, ko mums prireiks. Štai. Ir naudojame masyvo funkciją, polinio masyvo. Tai reiškia, kad aplink centrinę ašį bus šiuo atveju 18 tokių pačių komponentų išdėstytų ratu. Štai čia yra nurodyta ašis. Ir spaudžiame, kad pasižiūrėti, kaip tas atrodys vaizdas. Tas vaizdas mums yra priimtinas ir tęsime toliau. Toliau braižome patį svarbiausią fragmentą detalės. Tam naudojame 3 taškų arką, 3 taškų arkos liniją ir tiek iš vienos pusės, tiek iš kitos. Štai jau dabar turime kažką panašaus į mūsų norimą detalę. Taigi, nereikalingas linijas ištriname ir tęsime toliau. Šitą taip pat ištriname. Taip, dabar liko tai, kas mums yra svarbiausia. Edit komandą mes naudojame tam, kad arkinę liniją paverstumėm į poliliniją. Tai tiesiog tokia tarpinė funkcija, kad tęstumėm toliau jungimo, braižymo ir kitus darbus. Ir tiesiog šitą fragmentą mes sujungiame. Taip pat ištriname tai, kas mums nereikalinga. Naudojame trim funkciją. Galima ir kitais būdais ištrinti, bet šiuo atveju mums yra patogiausia. Ir dar kartą naudojame masyvą. Polinį masyvą centrinės ašies atžvilgiu. Nurodome objektą, tai yra ką tik mūsų sujungtas fragmentas ir štai. Dabar mes turime 2D projekciją, kuri beveik yra jau sutvarkyta.
Dabar mes visas kitas arkinės linijos fragmentus verčiame į polylainus. Ir tai atliekame dėl to paties tikslo, tam, kad paskui vėl sujungtume visą šitą kompoziciją į vieną vientisą fragmentą. Taigi sujungiame visas arkinės linijas į polilinijas. Ir tiesiog dabar yra projektavimo toks dalykas, kad reikia suprojektuoti užapvalinimus, taip kaip yra realybėje. Štai briaunos visos yra suapvalintos. Toliau galime dirbti su sekančiais žingsniais. Štai kaip tai atrodo 3D erdvėje šitą projekciją. Ir toliau pereiname į 3D režimą. Tam naudojame visą paletę įrankių, tiksliau tik tais kai kuriuos iš šių įrankių. Tai yra labai elementarios funkcijos ir tiesiog tai yra loginė atimtis, loginė sudėtis ir panašiai. Štai, visų pirma mes ištempiame išorinę projekciją. Ta pačia kryptimi ištempiame kitą. Ir tiesiog erdvėje atimame vieną figūros iš kitos, naudodami subtract funkciją. Ir štai kaip tas atrodo dabar 3D. Tai vaizdas jau yra panašus, artimesnis realybei. Ta pačia komanda extrude naudojame ir centrinį dalį. Štai. Ir taip pat erdvinė atimtis. Ir štai dabar mūsų rezultatas. Kaip mūsų detalė atrodo erdvėje. Ši detalė jau yra beveik baigta. Dar liko tik tais porą brūkštelėjimų ir galėsime baigti. Boundarį naudojame tam, kad gautume išorinį kontūrą erdvėje tarp kitų polilinijų. Šiuo atveju, kaip matote, mes gavome. Ir jas taip pat ištempiame. Vieną dalį. Patogumo dėliai mes nenorime matyti tai, kas mums nėra reikalinga, tai, kas mums trukdo, ir mes tiesiog tai paslėpėme, naudodami hide funkciją. Ir štai, kas mums liko, yra mums reikalinga ir tiesiog atliekame tas pačias procedūras. Ištempiame abu fragmentus ir dabar atimame erdvėje vieną iš kito. Veiksmas atliktas ir galime grąžinti bendrą vaizdą į vieną visumą. Dar prieš tai tiesiog atliekame keletą korektūrų, perkeliame mūsų ką tik sukurtą dalį tiesiog žemiau ir štai mūsų detalė. Štai kaip jie atrodo erdvėje, detalė yra beveik baigta, ją galima vizualizuoti, priskirti spalvas, komponuoti su kitom dalimis ir naudoti tiesiog bet kurioje jūsų veikloje, kaip tik jūs sumanysite. Tai yra visai paprasta ir tai neužtruko netgi 10 minučių. Štai galime pakeisti spalvą, vaizdavimą. Ir štai rezultatas. Sėkmės, susitiksime kitose pamokose.